Aš žinau, kad norėčiau padaryti eksperimentą. Nežinau, ar jisai pavyks ar ne, bet jeigu mes neeksperimentuosime, mes nieko naujo nesukursime. Dabar mes turime tokią kaip ir segregaciją, ar ne? Pasaulio lietuviai ir Lietuvos lietuviai. Yra du atskiri vienetai ir tas atsispindi ir LRT, nes pasaulio lietuviai turi tą Lituaniką, ar ne, kanalą. Taip pat yra laidos skirtos pasaulio lietuviams arba apie pasaulio lietuvius LRT kanaluose. Tai man tai yra dirbtina. Tai nepabrėžia mus kaip vienį, o parodo, kad mes esame kitokie. Mes esame atskiri. Tokie patys, bet atskiri. Ir aš norėčiau padaryti eksperimentą ir nežinau, ar jisai pasiteisins, bet įausti pasaulio lietuvius į lietuvišką turinį. Tai jeigu vyksta laida LRT forumas ir ten yra 4 politologai, politikos apžvalgininkai ar ekonomistai ar politikai, kodėl nuotoliniu būdu neįjungus ir pasaulio lietuvių atstovų, jų požiūrį pasižiūrėti, kaip jie mato. Aš žinau, kad iš pradžių mums tas atrodys truputį gal pritempta, gal dirbtina, bet ilgainiui mes prie to priprasim ir mes pradėsime pasaulio lietuvius, o pasaulio lietuviai pradės traktuoti mus kaip vieni. Mes esame audinys, o ne atskiri burbuliukai riebalų vienoje sriuboje. Mes vienas esame. Tai integracija diasporos į jau esamą turinį, ar tai būtų panorama, ar tai būtų LRT forumas, ar kita publicistinė laida, ar tūkstantmečio vaikai, to aš norėčiau matyti.